Kuri Lietuvos valdžia istoriškai nuo pat 90-ųjų metų buvo geriausia ir kuri buvo blogiausia? Atsiprašau, už vaikiškai skambantį klausimą, bet vis dėlto įdomu. Nežinau, aš visada galvoju, kad tos, kurios mažiausiai ką nors, žinai, sukioja, tos yra geriausios. Nes faktas yra tas, kad nuo 2010 metų nuo krizės mūsų pajamos išaugo 4 kartus. Mes esame be klausimų numeris 1, ne tik kad Europoje, o OECD. Nu ten išskyrus gal... Dabar aš galvoju. Turiu įmonį pagal dinamiką, ne? Tai pagal viską. Ta prasme, jeigu jūs paimsite, pavyzdžiui, kokia buvo, bet dabar man sako, skurdas Lietuvoje, skurdas kyla. Jo, išsitraukia skurdą ir skurdo lygis. Tai 2010 metais atsimenat, kokia buvo vidutinės tos vadinamos pajamos, gyventojo pajamos ir kaip buvo skaičiuojamas skurdo lygis. 40%. Tai yra skurdo lygis ir jeigu mažiau negu 60% yra tų vidutinių pajamų. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.